Labas, Rimantai. Dėkoju tau už skirtą laiką ir už tą galimybę su tavimi pasikalbėti. Mes Sveika, Jūrate. susipažinom kažkaip tai per Facebooką, man atrodo, aš net neprisimenu, kaip viskas gavosi. Taip. Bet tiek tu, tiek aš, mes turim ryšių su Vokietija ir pagalvojau, kad tikriausiai Lietuvoje iš mano draugų mažai kas tave pažįsta, labiau gal tavo visas gyvenimas vyksta Vokietijoje, bet tiesiog matau, kad tavo pasaulėžiūra yra labai gili ir tu labai lengvai tą požiūrio kampą kaitalioji ir norėjau pakalbėti apie tai, apie tavo kelionę link to, kas buvo tas toksai vat galbūt raktinis momentas. Jeigu tau tinka, tai galbūt trumpai ir papasako, kaip tu vat iki šiol gyvenai, kas buvo tokie svarbiausi tavo gyvenimo iššūkiai. Nežinau, ką tau norisi apie save pasakyti, nepažįstamam žmogui, pavyzdžiui. Aš jau įspėjau tave, kad nuo tam tikrų klausimų užsisukinėsiu, tai va ir pradedu iš karto. Gerai. Dėl tos kelionės, tai man atrodo, kad mes kiekvienas esam pakeliui ir labai dažnai žmonės pakimba ties tuo momentu, kad jie ieško svetimose istorijose kažkokiu tai pagalbos arba pavyzdžių, arba išminties ir savo istoriją arba nuvertina, arba išvis kažkaip tai ignoruoja, bet kiekvienas iš mūsų nueinam tam tikrą kelią, kol kažkas tai atsitinka, kažkoks tai tas, kaip vadinasi, tas lūžio taškas, ar ne? Iki tol kažkaip tai atrodo nieko nesigauna, bet nuo tam tikro momento kažkas tai atsiveria. Tai tą lūžio tašką, jį galima čia įvairiom metaforom įvardinti. Man viena, kuri ateina į galvą iš jų, tai kai žemė išvažiuoja iš po kojų, ar ne? Nes kol žmogus, kol asmenybė gerai apie save galvoja, pilnas pasitikėjimo, jį dar tik tai stiprina, keliauja, bet vieną kartą atsitinka toks momentas, kai visa ta logika, visa tas pažinimas tam tikrų momentų nesuveikia ir kai vis tiek viskas subyra. Tai tas momentas, kai žemė išvažiuoja iš po kojų, jisai gali atsitikti ir atsitinka kiekvienam labai individualiai. Ir daugybė mokytojų visokių, kurie yra tai patyrę, paskui pasakoja kaip tam tikrą paradigmą. Ir daugelis sekėjų bando kažkaip tai ją pakartoti, bet tai yra neįmanoma. Nes nuo tam tikrų dalykų tai atsitiko man, nuo tam tikrų aplinkybių tai atsitiko arba atsitinka kitiem. Ir kiekvienas tas kelias, jisai yra lygiavertis ir vienodai šventas. Ir koks gūsis tave nupūs nuo to krašto, nėra jokio skirtumo. Ir kas tave iki to krašto privedė. Tai aš kažkaip tai linkęs todėl ir išsisukinėti nuo tam tikrų tokių detalių, koks skirtumas, kas tave prie to krašto privedė. Jokio skirtumo nėra. Viena priveda sėkmė, kita nesėkmė, trečia įvairiausios istorijos. Ir tos istorijos yra, mano požiūriu, jos yra pervertinamos, todėl kad ta asmenybė iš savo istorijų mano, reiškia, pasidarantis savo tapatybę. Nes kol žmogus nenutyla, tai jo tapatybė iš ko jis susideda? Iš istorijų įvairiausių, ne? Ir iš tos kelionės istorijų. Bet tame taške prityla ir protas, ir tada tos istorijos nuvertėja. Ir tik tai tada prasideda tas girdėjimas kitų dalykų, kuriuos iki šiol visą tai gožia. Tos istorijos, tas protas ir taip toliau. Bet pas tave buvo tas momentas gyvenime, kai žemė tą iščiuožė iš po kojų, aš tai sakau, arba kai parklupdo ant kelių. Taip, aišku. Nes be to, kaip? Be to anksčiau ir vėliau tai vis tiek atsitinka, manau, visiems. Ir iki tol tai kažkaip tai vis tiek, čia yra, mano požiūriu gyvenime yra du tokie etapai. Vienas, kol asmenybė save kūrė, nes kaip ten tie visi vadinasi asmenybės tobulinimo, ar ne, kursai ir visa kita. Ir prasminga tai yra daryti, kol
supranti, kad ir ne tai, ir visi tie 10 ar 20 ten kursų seminarų yra vis tiek ne tai, todėl kad visa tai yra ne tai, todėl kad jie, Taip. jie, jie veda iki to taško, kur teks apsigręžti, apsisukti ir paskui va tas va, kitas etapas prasideda, kai tu visą tą balastą arba turtą, taip vadinamą, turi pradėti demontuoti pats savo rankomis, nes supranti, kad kuo tas sluoksnis plonesnis, tuo aiškiau matosi per jį. Tai vat. Taip, labai gražiai palyginti, nu, labai gražiai tu čia sudėlioji. Taip, iš tikrųjų, man atrodo, kiekvienas žmogus praeina tuos etapus, bet kartais būna, kad tame lūžio taške ir nu, pasimeta, tiesiog nesugeba vėl atsistoti ant kojo, bet mes kalbam apie tą sąmoningą žmogų, kuris prieėjęs tą liepto galą pasižiūri į dangų galbūt ir atranda kitą lygmenį. Taip. O tu iš savęs atėjai link to, ar tau buvo kažkokie tai irgi visgi pradžioje išorėje pavyzdžiai, mokytojai, nežinau, kažkokie žmonės šalia, kurie tave įkvėpė? Tai žinai, mes visi gyvenam sociume ir tas sociumas nuo pat va, to momento, kai vaikas suvokia, kad kūdikis suvokia, kad jisai ne vienas, turi lemiamą reikšmę ir tik tai tokiu būdu ir vyksta iš pradžių. Ten kažką tai girdi, imituoji, bandai tuo pačiu keliu ten kažkaip tai pataikyti į tą pramintą taką. Ir tai irgi yra toks, va, tas neišvengiamas etapas yra. Ir kiekvienas ieškotojas, man atrodo, iki tam tikro to taško prisiieško tiek, kiek reikia, kad įvyktų va, tas momentas, ar ne? Tai aš irgi aktyviai tą dariau ir visą tai, kai vat žiūri atgal, tai visą tai matosi, kad, žinai, kaip yra, kad tai yra būtina, buvo būtina tame kelyje, nes jisai visas susijungia iš tam tikrų jungčių, bet paskui visą tai tampa atskiros detalės nereikšmingos. Ir va, tas va, pats iš savęs, tai matai, pakeliui, kol tu esi ten, to pats iš savęs nejauti, kas tas yra savęs to. Nes tas savęs, tai jisai yra užgoštas va, to va, tokio dirbtinio konstrukto, kuris yra prisigalvotas būtent iš tų įvairiausių tų tapatybių, kurias mes taip va, renkam, dėliojam ir manom, kad tai yra mūsų turtas ir va, tas tikrasis aš, o iš tikrųjų tai visą tai tas tikras savęs jautimas, jisai po to sluoksniu visų yra. Ir kol tas sluoksnis labai garsus, tol jo nesigirdi. O kaip tu įvertintum, tas sluoksnis pas tave jau yra toks nutilęs, kad jau jisai tau visai netrukdo, ar dar yra, kurio tenais vis išlenda kažkokios tai tapatybės ir vis dar reikia į jas pažvelgti kažkokiu tai būdu su jom pasikalbėti? Tai žinai, tos tapatybės jos yra kaip interfeisai, kaip būtų lietuviškiau, aš net dabar nežinau, tai pavadinti asmenybės galbūt, gal dar psichologai vartojama. Bendravimui su kitu tai yra būtina, ar ne? Mes turim jų daugybę ir paskui, kai tu matai jų tokią relatyvę reikšmę, jas gali nesunkiai kaitaliot, kaip ir koks nors aktorius, kuris turi daug vaidmenų ir net ir tame pačiame spektaklyje jis gali apsirengti vienu kostiumu ir suvaidinti vieną epizodą, paskui persirengti gali suvaidinti kitą. Taip profesionalai elgiasi, nesitapatina su tuo vaidmeniu. Taip aklai. Tai kol tapatinėsi, tai yra beveik neįmanoma. Ir atrodo, kad tai yra kažkokia nuoširdumo forma ir panašiai, bet tos visos tapatybės jos yra tokios, kai mes susitinkam su kitu iš tikrųjų, nes jos lyg tai tarnauja tam susitikimui su kitu, bet mes su kitu susitinkam, kada negalima suklijuoti arba suglausti tų dviejų tapatybių. Ar ne, ko žmonės ieško, tikisi, tą savo asmenybės lavina, tobulina ir mano, kad paskui galės
bet paskui, kuo vyresnis žmogus, kuo jis turi daugiau prikaupęs tų tapatybių, ypatingai tarp vyresnių tai jaučiasi, ar ne, jie nenori jau, arba jiems net neįmanomas tas santykis toks, kaip kad jau jauniems susitikti ir paskui atitikti vienas kitą, nes gaunasi tokia įvairovė, kuri trukdo kaip kam nors labai sudėtingam tam raktui, ar ne, tai kreiviai rakto. Pas vieną vienokia, kaip pas kitą kitokia ir niekaip tu nesiklausi. Ir tas susiglaudimas įvyksta tik tai tada, kai visą tai vėl nutyla, nureikšminama, kai suprantamas reliatyvumas viso to bagažo, ar ne, ir kai gali suglausti tik tai tą tylą, arba tą tuštumą, arba tą nieką, ten ir glausti nereikia, ten viskas yra jau suglausta. Ar ne, tik tai, kai atrandi tą pas save, pas kitą, tai tada viskas aišku, kad būtent ten ir daryti nieko nereikia. O padaryti, kuo visi ir užsiėmė, tai yra neįmanoma. Tai yra tas Sizifo darbas, arba dar kaip nors ten galima įvardinti, kur čia gali būti nuolatinės pastangos, kurios lydi nuolatinės tos patirtis nusivylimo ir žlugimo ir taip toliau. Toks tas praregėjimo kelias. Taip, čia kaip gyvenimas pagal tą Platono olos alegoriją, tame šešėlių pasaulyje iš tikrųjų. Bet pas tave jau, tas buvimas tą savo tikrąją esatimi, kaip aš ją vadinu, jisai yra, pavyzdžiui, su artimais žmonėms šeimoje, namuose, jisai nuolatinis, ar netgi ir šeimoje mes vyro vaidmenį, tą tapatybę prisilipdo moters. Ar yra momentai, kai mes sąveikaujam su artimais žmonėm, kaip ta tikroji esati su tikrąja esatimi? Ar tai yra neįmanoma? Čia toks klausimas. Tai žinai, kaip yra, man atrodo, kad kuo mūsų daugiau, tuo to tikrumo mažiau jaučiasi, kuo asmenybės daugiau. Ir tas asmenybių sąveika, tai aš, pavyzdžiui, irgi tą patį esu patyręs iš savo gyvenime, kad kažkada tai buvo labai svarbu, sakykime, su artimai žmonėm tas poreikis būti suprastam, ar ne, išgirstam, suprastam ir kitą ten suprasti nuolatiniai, ties tuo visas tas vargas toks, ar ne, bet asmenybės jos negalima, ta prasme, yra neįmanoma suprasti asmenybės, kuri pati savęs nesupranta. Jie labai dažnai to tikisi iš kito, kad kažkas tai padarys tą juodą darbą už ją. O supratimas atsiranda tada, kai ta asmenybė pradeda tilt, kai tų tokių bruožų pradeda mažėti, tada kuo labiau žmonės artėja, tuo jie labiau nutyla, ar ne? Suartėja. Ir paskui, čiagi visiems aišku, kad kartais net ir šnekėtis nereikia, ir yra visai kita komunikacija, ir tokia neverbalinė ir nekonceptuali netgi, nes o apie ką? O apie ką? Jeigu ne apie kažkokias tai istorijas arba dramas į kažkur, tai jeigu jau tas yra jausmas, kad jau kaip yra ateita iki to, tai tada apie ką ginčytis ir apie ką. Tai tada kažkaip tai jau galima ir būti, ar ne? Taip. O būti ir neturint jokio tikslo, ne? Pas tave yra gyvenime kažkokie tai tikslai, norai, nežinau, ar pas tave yra tas buvimas, mėgavimasis, ar tiesiog buvimas be mėgavimas. Man labai įdomu, kaip gyvenimas teka toje būsenoje, nes aš pati tai dar taip, tai šiandien, tai ten, man atrodo, dar nesu tame taip įsitvirtinus kaip tu. Tai žinai, su tais tikslais labai įdomi tema. Jie labai taip skamba pašaliniam žmogui galbūt drastiškai, jeigu jisai išgirsta, kad tie tikslai kažkaip tai nereikšmingi, arba kad jų galima yra iš vis neturėti ir kad tai jau kažkoks tai iš vis nežmogiškas lygmuo. Bet vadėja, jau dabar ta tema būti čia ir dabar, ar ne, jinai yra jau plačiai žinoma ir visokių ten kelių ją ieškoma ir jau ir gerų yra atrasta. Bet mus visur, visais keliais vedžioja ne kas kita, kaip kad mūsų protas, ar ne? Jisai pats tos labirintus stato ir jais gidauja ir vedžioja
ir kaip jisai tai daro nukeldamas tikslus vis į priekį, kaip su ta morka ant Mhm. meškerės, ar Galiuko. ne? Jo, bet su tais tikslais dėja yra taip, kad aišku, ten kokie nors techniniai, tie gyvenimiški, buitiniai tikslai, tai čia yra kita kalba, ta prasme, bet kai mes vat, turim tokius tikslus, kurie mums neleidžia būti ir gyventi ir mėgautis dabar, tai vat ir gaunasi tokia visiška ta nesąmonė ir apsigavimas, kad lyg tai tas tikras gyvenimas, tikras pojūtis arba mėgavimasis yra kažkur tai ir mes kai atsidūrėm ten, jau ten, kas gaunasi, kad vėl paskui tas pats protas, reiškia, perkelia tą morką arba pirmyn, arba jau tada atgal, nes Mhm. va tie tikri momentai yra tada, kada ne tikslas yra, ne Mhm. kažkur tai, kada sutampa, ta prasme, kada tie du taškai, reiškia, yra vienas ant kito. O, Mhm. o protas va tokius žaidimus žaidžia ir todėl tas paskui ieškotojas jisai vat gali visą gyvenimą praieškoti, reiškia, tų svarbių momentų arba Mhm. ateityje, arba praeityje, kaip kad kai kurie vyresni žmonės bando Mhm. grįžinėti, ieškoti tik tai ten, kada buvo gyventa, ar ne? Todėl traukia Mhm. ten grįžti, nes kažkada tai buvo gyventa be jokių ir tie momentai yra išlikę kaip kažkas tai tokio. Mhm. Ir O kai kaip tu mes... žiūri į savirealizacijos temą, nes čia irgi toks tėva mėgstama tema, daug kas apie tai šneka ir atrodo, kad vat, kol aš nerasiu, kaip save realizuot, aš nenurimsiu. Ir ta prasme, kas tau yra savirealizacija, jeigu iš viso tu tą žodį vartoji. Aš, žinai, kažkada tai išgirdau pas kažkokį tai mintingą žmogų tikriausiai šitą pavyzdį, bet jisai labai yra geras pasiūlymas, kad pat, jeigu negali atsisėsti ir ramiai sėdėti, nesvarbu, arba medituodamas, arba šiaip, pat, paprasčiausiai būti, tai Mhm. eik ir daryk tai, kur tave veda. Nes, nu, vat, kol visa tai yra nepadaryta, kol visos tos, vat, pagundos, nepagundos bandymai, kurie žavi, vilioja, kad galbūt ten, tol negali atsisėsti ir būti čia ir ramiai. Tol yra Mhm. tokia fazė, kada reikia išbandyti viską, kad tik tai norisi išbandyti ir Mhm. pažiūrėti, kuo tai baigsis. Tai Mhm. vat, nežinau, čia toks yra natūralus kelias, jisai yra neišvengiamas tam, kad tas ego kada nors galėtų, reiškia, prieiti liepto galą, jisai turi, reiškia, visą tą liepto ilgį nueiti ir niekas už jį to nepadarys, jisai jokia kita patirtim nepasitenkins pats to nepadaręs Mhm. ir galų gale pats nepamatęs, kaip čia viskas iš ko padaryti, iš ko išaustas tas kelias. Taip Mhm. kad tenka ir nieko čia tokio. Taip. Tai yra gyvenimas ir tokia jo patirtis. Bet tavo ta pasaulėžiūra dabartinė, jinai yra labai tokia, na, gera kūnui, todėl kad tu esi visą laiką visiškame atsipalaidavime. Tikriausiai pas tave nėra jokių ten įtampų dėl nieko, kaip kas bus. Viską priemi taip, kaip yra, esu čia ir dabar. Ar tu jauti, kad tavo nervų sistema visiškai rami, kad tavo kūnas sveikas, kad tau jėgų užtenka? Nu, ta prasme, ar tai, nu, va, tas tavo gyvenimo filosofija atsiliepia kūnui, nu, ta prasme, turėtų būti tiesiog tobula sveikata, net taip gyvenant. Jog kai kas, žinai, visas tas filosofijas tik tai tam ir naudoja, ta prasme, iš tų visokių, vat, nu, kaip kad dar iš jogos arba iš ten kovų menų, pasiima tik tai tą kūnišką dalį ir dėl kūno tai daro. Mhm. Tas veikia irgi kažkiek tai, bet man atrodo, va, toks atvejis, kai tas vat, efektas kūnui pasireiškia kaip šalutinis poveikis arba kaip tas priedas, kuris jau įeina į paketą, ar ne? Mhm. Tai tikrai taip. Ir aš turėjau kažkokį tai gyvenimą tokį labai ir didmiesčiuose, ir labai intensyvų, ir ten, taip sakant, kas yra toks skubėjimo stresas, aš puikiai žinau, ir paskui dar vagiai yra toks keistas reiškinys, kaip kad jeigu kūnas, protas pripranta prie tokio režimo, jam tiesiog sunku arba beveik neįmanoma iš jo išlipti.
tai yra irgi toks labai periodas nelengvas ir gali Prie ilgai kokio trukt. režimo? Prie to ramaus? Ne prie ramaus, bet į ramų. Reiškia, Mhm. tokiam tipui, kokiam nors darboholikui arba Ai. Mhm. apskritai, kuris taip vat įpratęs, reiškia, daug visokių atsakomybių, pareigų turėti ir panašiai. Tai vat nėra taip paprasta perėti, todėl kad realiai tai ir dar kitas aspektas, todėl kad kai žmogus pats kūrė kažką tai savo rankomis, dirba, bėga ir taip toliau, ar ne, jisai pabėginėja realiai nuo to susitikimo su savim, Mhm. taip galima tai pavadinti, o tas susitikimas su savim, kol jisai vat, irgi nesupranta, kame reikalas, kad jam ta tuštuma, jam dvelkia nebuvimu. Tai Mhm. yra jo pabaiga, ar ne? Nes va, Mhm. tas va, toks veikėjas ir taip toliau, čia yra jo pabaiga. Mhm. Šiaip aš atsimenu, kaip mano tėtis išėjo į pensiją ir kažkaip tai tenai nepraėjus daug laiko, ryte atsisėdęs lovai sako, jau viskas. Nežinau, jam tada gal buvo tiek pat metų, kiek man dabar, ar Mhm. truputį daugiau, bet toks jausmas, kai jau tu gali ir nebėgti, tai jau kaip ir toks vat, viskas, ar ne? Mhm. Ir paskui, vat, kol mes netrandam vat, to jausmo, kad toj tyloj ir toj tuštumoj vat, yra tik tai dar vat, pats tas gyvenimo skonis, ar ne? Kaip kad kokia Mhm. nors analogija, aš pats pamenu, kažkada tai neįsivaizdavau, kaip galima gerti vandenį, o ne kompotą, ar ne? Kodėl tai yra skaniau, o paskui supranti, kad kuo mažiau ten priedų, Mhm. tuo skanesnis, o šiaip tai kas yra vandens skonis, tai kol tu tai su priedais esi įpratęs gerti, net neaišku, kas tas per skonis, todėl kad tas skonis toks subtilus, kad jo beveik nėra, ar ne, tuose Mhm. dalykuose. Tai va, tik tai tada, kai pradedi jausti, kad va, ten mažiausiai priemaišų ir ten daugiausiai to tyrumo ir tikro, tai tada va, kažkaip tai ir natūraliai pradeda atrodyti Mhm. nebaisu to ir savęs to, ar ne, kuris vat, ne iš kažko tai padarytas yra, bet kurio negali nusakyti. Nes tas va, tikras, ką mes vadiname savimi, ar ne, jis taigi tai yra toks nenusakomas, kol tu jį gali kažkaip tai apibūdinti, nusakyti, apibrėžti, tai čia dar yra vis ne tai. Mhm. Dar ne tai. Tai va, Tai. tai va. O to tokio va, tuščio ir nenusakomo dažnai atrodo, kad tai yra tolygų mirčiai, kas taip ir yra. Nes Mhm. čia tas ego protas jisai arba Bet, gyvena, arba jo nereikia, jam toks jausmas. mhm. Bet o dabar tavo vis tiek tas protas jisai veikia. Tu gali dirbti bet kokį darbą tikriausiai, bet kurioje vietoje. Ar tau yra vat, šitą mėgstu darbą, šitą nemėgstu, čia dirbsiu, čia nedirbsiu. Ar tau yra visiškai nesvarbu, kur būti, ką daryti. Ta prasme. Man atrodo, tavo klausimai tai iš asmeninės patirties irgi, nes nelabai sugalvotum, jeigu tokių neturėtum, tokių Mhm. patirčių, nes kažkada tai be abejo atrodė, kad va ta veikla, tai va galima ten ir nemokamai, ar ne? O jau Mhm. kitos tai net ir už pinigus nesinori. Dabar Mhm. be abejo taip nėra. Dabar visiškai taip nėra. Dabar Nes tiesiog kažkada... žiūri, kad nebūtų, ta prasme, nu, kad ori būtų ta aplinka. Bent jau man atrodo, kad nu, labai svarbu, kad būtų tie orų santykiai. Aš tikrai neįčiau ten, kur mane ten bartų, ten kažką tai išnaudotų, Taip, dar aišku. kažką darytų. Jo, jo. Bet jeigu yra žmogiška, oru, tai visame kame galima rasti tą prasme. Nes vat, mūsų gyvenime buvo tokia didelė ir ryški fazė, kai mes taip save laikėme tokiais idealistais, vienu žodžiu, nu, ir dirbom iš idėjos ir dirbom, Mhm. ta prasme, tokį darbą, kuris, sakykime, nepelningas, bet svarbu, kad vat, dvasingas, ar ne, nuvaiti į tą pusę. Mhm. Bet ir atrodė, kad kitaip neįmanoma. Kad, vat, Mhm. Buvo vat, šitas etapas, ne tavo gyvenime. taip, labai stipriai išreikštas ir vat, būtent kol čia toks irgi yra, vat, dėja iš proto tokių susigalvojimų, kol Mhm. ir kai jų nelieka šitų susigalvojimų, tai tada iš tikrųjų yra tas pats, ar tu ten kažką tai tokio va, darai, ar tu ten bulves, tai nesvarbu, koks skirtumas, nes Mhm. ar ten rankų darbas, ar kažkoks kitoks. Bet tai
paprasčiausiai neišmuša tavęs nuo kažko, todėl kad nelabai yra ką išmušti, nes išsimušinėja tas toks, toks va, tas dirbtinis sugalvojimas, ar ne, kuris nori, pavyzdžiui, būti, nežinau, nu, va, tik tokia forma, tik tai tokioje aplinkoje. Tai jam, jeigu ten kokio nors paauglio, sakykime, jį prispaudžiu prie darbų, ar ne, ir jam jisai dantis sukandęs tai daro, bet jo visa galva ir visos mintis visai kitoj vietoj, todėl kad jam tiesiog, nu, vat, tai čia tokių irgi tikriausiai gyvenimo fazių tokių bruožai. Čia net ne kažkokia tai didžioji išmintis, bet... Taip. O pas tave buvo fizikos, kvantinės fizikos etapas, kai protui reikėjo paaiškinti, kaip čia tas pasaulis veikia. Nu, Nes aš man irgi kažkada buvo tai maniau, toksai kad... etapas, kur jam reikėjo įrodyti juodai ant balto viską. Tada... Taip, tai buvo. Jisai, žinai, tas protas, kaip jisai veikia, jisai toks kaip... Aš buvau ten sugalvojęs tokių palyginimų, vokiškai tokios va, tos viduramžių tvirtovės, burgai, ar ne, ten tie, taip vadinami. Pilis. Tai jo pilis tokios, tai jos turėdavo savaime aišku apsaugą ir va, ta proto funkcija labai primena mane, kad va, ta tapatybė, kokią jisai jau turi, tai jisai visą kitą paskui filtruoja. Ir netgi, vat, sakykime, šiuolaikiniai kokie nors interneto algoritmai labai gerai tai irgi atkartoja, kai tu, jeigu žiūri ir sekai vieną turinį, sakykime, ten YouTube arba kur nors, tai tu jį tik tokį ir matai, ir tau atrodo, kad visas pasaulis tik tai iš to ir padarytas. Todėl, kad vat, į tą pilį, į tą tvirtovę, protas įsileidžia tik tai, kas atitinka jo poreikius. Ja, nes jeigu ateitų kita informacija, jame būtų suirutė ir jam tada reikėtų arba iš naujo persiorganizuoti, arba kas kainuotų labai daug energijos, arba tiesiog atmesti iš karto. Yra du variantai. Tai, bet, pavyzdžiui, aš dabar tą suprasdama, aš nesakau, kad aš užsidarau ir daugiau nieko nepriemu. Aš esu pasiruošus, kad rytoj pakeisti visą savo pasaulėžiūrą, jeigu mane kažkas tikrai įtikins. Ne tai, kad įtikins, bet... Aš nežinau, kas gali įvykti. Gali kažkas paimti ir nusileisti koks ateivis ir papasakoti, kaip čia viskas veikia. Ir aš tada, taip, permastysiu, priimsiu, pasižiūrėsiu. Ar pas tave yra toksai dar atvirumas, ar tu jau, sakai, kad jau viskas, aš esu čia ir dabar ir jau daugiau nėra ką atrasti, nėra ką suprasti. Aš manau, kad tas atvirumas yra daug didesnis negu kad kažkada tai buvo, todėl, kad jeigu tu pastebi, kaip ta gynyba, ta tvirtovės gynyba veikia, ar ne, ir tada supranti, kad tai, kad tu gali apsitverti ir kaip kad ten pažymėti, kaip kad dabar mes vaikštom pajūrį, žinai, ir labai daug kur matome, sakau, užtvertų teritorijų, ant kurių yra užrašas, kad tai yra privatu. Tai va ta teritorija, kurią tavo protas gali apriepti, jinai savaime suprantama, kad jinai yra toks niekas palyginus su tai, kas yra išorėje. Ar ne? Ir tada pasilikti ties tuo, jeigu tave kažkaip tai domina dar kažkoks tai tenai sąmonės plėtimasis arba suvokimai, kurie yra dar ne tavo viduj, tai tada tenka kažkaip tai ir nežinau, ir tada mirti arba žlugti bijo tai, kas yra savo rankomis padaryti, ar ne? Čia toks, man atrodo, geras yra kriterijus. Kad visi mūsų tokie savadarbiai konstruktai, tai prasme, nesvarbu, kas tai yra, baigiant ir idėjom, ir pasaulėžiūrom visokiom, jeigu jie yra tokie savadarbiai, tai jiems visa, kas yra išorėje, yra grėsmė. Nes ateis kažkas, tai reiškia, ir suvartys tavo tą pasaulį, ir kas tada bus. Bet jeigu tai yra, jeigu protas sugeba išdrįsta liautis tai pats daryti, tai tada atsiranda kitas pojūtis, to tekančio gyvenimo, kuris kaip ir koks nors kiekvienas tas atodusis, ar ne? Tu jį tai kiekvieną kartą turi vieną paleisti, kad gautum kitą porciją. Ir gyvenimas yra tada, kai tu paleidi, kai tu nebandai nulaikyti.
ir iš to atsiranda paskui tas pojūtis, kad ir pasitikėjimas, kad nereikia kažkaip tai prikaupti arba paskui kliautis tik tai tą atsargą, kurios yra sąskaitoje arba šaldytuve, kad tu galėtum išgyventi, kad kaip čia bus rytoj ir panašiai. O kaip tu žiūri į tai, kad mes patys kuriam savo realybę? Tu taip nu, tu tai jauti savo gyvenimą, kad tu pats kuri, ar tu esi labiau tame sraute? Tai čia tas pat kūrėjas, kurį žmonės yra įpratę ir dievu vadinti, ar ne? Tai Ne, tas ne, ne, vat ir yra. kad mes patys Na, esam tie kūrėjai, taip, taip, bet tai vat šitas ir yra tas kūrėjas, bet tai yra proto produktas. Mm, Protas tą realybę kuria, ar ne? Pagal tai, iš kokių programų jisai yra padarytas, kas jam yra suinstaliuota nuo pat kūdikystės, reiškia, ką jam sociumas instaliavo, toks yra ir jo pasaulis. Ir paskui jisai taip jį mato, kol mm, arba pats, arba kas nors dar nepadaro jam, kaip vadinasi, update'as, ar ne, ten kokio nors dar šiuolaikinio tokio vat atšviežinimo, atnaujinimo tos programos ir paskui tai gali, aišku, pakeisti visą tai, kas buvo iki šiol. Bet čia yra ta pati vat operatorinė, kuri rodo mums visą filmą. Ir ta prasme mes patys kūrim savo pasaulį. Ta prasme. mhm. O jau Ir, kai, ir, ir kol aktyviai tas pasaulis yra, ar ne, kol tas protas yra aktyvus yra, ir tada tau rodo tik tai, kad tu vas nešiojasi su savim, nu, arba kita alternatyva, kai jisai nutyla. ir Ir, kas tada kuriasi, kai jisai nutyla? Iš ko ir, tada kai, kuriasi? ir kai jisai nutyla, nelieka to, kas tau buvo e, šventa, tabu, ar ne, visa tas remelis, tas tinklelis, kuris tau filtruodavo viską. Ir žmogus, reiškia, asmenybė yra padaryta va iš tų ribų. Reiškia, jo, nes mes, kai kalbam, kai mintijam, kiekviena mūsų mintis yra faktiškai ribų nusakinėjimas kažkoks. Tai. Mhm. Ir visos šitos ribos yra tam, kad per didelis šviesos kiekis ar ne, va šito personažo neištirpdytų, ar ne sceną. Nes Mhm. asmenybei, kad, taip sakant, jo gyvenimas arba jo drama galėtų tęstis scenoje, jam reikalinga gera prieblanda, ar ne? Ir tik tai toks vat, nedidelis tas šviesos prožektoriaus tas spindulys, kuris vat, išryškina tą šešėlių teatrą, tai, ar ne? O jeigu visų šitų ribų, kurias vat, jie susikūrė ir su savimi nešiojasi, nelieka dramos, nelieka istorijos, nelieka gyvenimo, taip, nes tai yra vadinama įprasta gyvenimu, Mhm. nebelieka apie ką šnekėti, nėra ko pasigirti. Ir viskas taip atrodo, ar ne, nustoja jausmo, skonio, bet paskui, man atrodo, kad tik tai, kaip kad daugelis ir sako, čia tik tai ir prasideda. Mhm. Nes vat, iki tol, tai tu savo ten tą tvirtovę tik tai esi užsėmęs jos gynybą. Ne? Mhm. Ieškai to nuolatinio patvirtinimo išoriai, kad tau kažkas tai tik tai, kai tu šneki linksėtų galvą ar ne, nes jeigu jau prieštarauja, jau viskas jau negerai ir panašiai. O paskui nelieka to poreikio paprasčiausiai ir įtampos tos nelieka. Ir to neperteiksi, čia reikia turbūt pačiam patirti ir paragauti savo kailiu. Na, jo, čia kaip, nežinau, kaip plaukti arba dviračiu važiuoti tikriausiai. Jo, Nes bet mūsų pokalbis ir tas pasakojimas apie tą kelionę link tos būsenos gali būti žmogui, aš tikiuosi, kaip toksai nuraminimas, kad jeigu tau dabar kažkas labai labai svarbu, labai labai griūna, labai labai baisu, tai pasitikrink nu, tą proto visą svarbumą, sureikšminimą ir pabandyk kitų kampų pažiūrėti tą pačią situaciją. Galbūt tai galima labai greitai padaryti, čia nereikia ilgo to liepto, kad tas pokytis įvyktų. Tiesiog
yra kairys smegenų pusrutulis, yra dešinis smegenų pusrutulis, mes galim pasižiūrėti konkrečiai ir abstrakčiai į tą pačią situaciją iš vieno kampo ir iš kito kampo ir iš apačios, iš viršaus ir tada kažkaip susireliatyvuoja viskas, pasidaro paprasčiau ir Nu, pats geriausias nuraminimas tikriausiai man tai yra toks, kad nu, va, tas arba tikėjimas, kol nėra pojūčio, arba paskui pojūtis, kad visa tai, kas yra ir kaip yra teisinga mhm, šiuo atveju ir kitaip būti negali. mhm, Tai labiausiai nuramina. Nes jeigu dabar yra kažkokia tai tokia fazė, kur dar ir nelaikas yra kažkokiam tai nuraminimui arba nurimimui, mhm, arba kol dar vieni arba kiti ten tikslai kažkur tai tenai, nu, tai ir tiek, ir taip ir tai gali būti ir ateis paskui kita fazė, šitie tikslai nuvertės, paliks tave ramybė, tai prasme bus kita mhm, ramesnė ir ta bus teisinga tuo metu. O dabar, kol vat, mhm, nes tikrai viskas, kas vyksta optimaliai teisingai ir mhm, va, tik tai tam atsiskyrusiam, reiškia, nuo visumos žvilgsnių gali atrodyti, kad visas vėjas, reiškia, jam į veidą. O iš tikrųjų tai mhm, jeigu to veido nelabai yra tų kontūrų, tai visi vėjai teisingai. Jie mhm. pučia taip, Taip, kaip gali. nuolankus toksai priėmimas visko, kas vyksta ir pasitikėjimas, kad gyvenimas, Dievas žino, kas tau yra geriausia iš besąlyginės meilės duoda tai, ko tau reikia šiuo metu. Tai aš manau, čia tokia ir gali būti mūsų pokalbio pabaiga. Labai ačiū tau, Rimantai, už tą pasidalinimą Ačiū tokį tau, Jūratė. gilų ir tikiuosi įkvėpsim kažką tai kažkam, o kaip bus, tai bus. Žodžiu, Jeigu dėkoju tau. neįkvėpsim, bus vis tiek gerai. Vis tiek man buvo labai įdomu tave išgirsti, nes aš nu, ta prasme, per Facebooką bendrauju, bet jauti, kad ten yra gylis ir taip įdomu pasišnekėti, kaip viskas klostosi. Aišku, tai yra pasikeitimas istorijomis kažkuria tai prasme, bet nu, tai yra mūsų visgi dar kol kas gyvenimo dalis. Tai ačiū tau labai. Ačiū tau. Mm, tiek.